Kuku. Labą dieną. Nu, pasižiūrim, kaip čia su ta oda. Žinot, noriu išbandyti su minimaliais įrankiais, ne? Va, turim tiesiog va tokią kempinę. Žmogus kompresorius. Čia taip biškai ekstremaliai, rizikuojančiai pavariau. Tieko tikriausiai svarbiausia vaidmenį. Kas čia po tą sėdynę daros? Šlanga, bum. Vėliau pakartosim ozonavimą. Atsimenu, daug klausimų visą laiką būna. Kaip valyt lubas, kaip valyt lubas? Plačiai galima dirbti, tas gerai. Noriu išbandyti naują produktą. Vos nepamiršau. Reikia išsivalyti čia būtinai. Ką daryti va su tuo tepalu čia, kuris yra prigėręs visokiausių dulkių, atrodo negražiai. Na, aišku, pasižiūrėkit, kur aš dirbu. Paplūdimy, pažiūrėkit, kokia mano aikštelė. Pilna dulkių. Ačiū Dievui, šiandien nėra tokio vėjo. Vėjo yra pakankamai vandeninė aitvarams, bet nepučia dulkių į mane. Tai šiandien dėkinga diena. Ir negaliu aš čia per daug detalizuoti, žinai. Aš rodau dabar šį epizodą tiems, kurie vat savo kiemuose neturi ten kažkokių specialių priemonių, kompresorių, prabangių plaunamų siurblių. Tiesiog norite prasivalyti automobilį, per daug neskirdami tam laiko, tai va, priemonės kelios ir laikas, nu. Tai einam pažiūrėsim, kaip be kompresoriaus pasidarysime gerą sausą siurbliavimą ir plovimą. Tai va, užsekam laiką, pasižiūrim. Pasijungiam siurbliuką. Tai va, bamperiai būtinai stebėkit. Matot, kilimas prisivėlęs įvairiausio purvo, braukant su siurbliu. Reikia 10 pakartojimų, kad panaikintumėm. Tai naudojant suktuką ir ant jo pritaikytą šepetį, kurį galite įsigyti detailerplace.com, su nuolaidos kodu mobilios rankos, bet galite rasti ir AutoAibė, fizinį parduotuvį. Nu, kartais rasit, kartais ne, nenoriu prižadėti, bet manau, kad blemba, pirkit iš Detailerplace, nes paremsit mane, žodžiu, su nuolaidos kodu mobilios rankos. Ir tai bus motyvacija man toliau keptos video ir rodyti įvairiausius triukus, kuriuos atlieku čia su siurbliu ir teptuku. Tai grįžtant prie temos, po trumpos pertraukėlės su suktuku ir šepetuku jūs iššukuojat kilimą, pakeliat kilime esantį plauką ir jame įstrigusius plaukus bei žvyrą. Ir suktuko kryptis link siurblio. Gali suktuką sukti į kairę arba į dešinę, tai reguliuokit taip, kad pūstų dulkes tiesiai į siurblį. Ir dviejom rankom, va taip, dirbant, šukuojant ir siurbiant dulkes, galite pasiekti gan neblogą kilimos giluminį siurbliavimo rezultatą. Teptuką, kurį naudoju rankose, yra irgi sujudinti dulkes, kurios yra įstrigusios, prikibusios, įsielektrinusios, siurblys plastikiniu galu braižytų plasmasę. Tai aš su juo tiesiog per centimetrą prieinu prie paviršiaus ir su kitu teptuku judinu tiesiog dulkes iš tarpų, tarpelių. Per odą irgi kaip brūžinat, per daug nebrūžykit. Biškį laikykit porą milimetrų aukštyje. Na va, randam porą kapeikų, jau uždarbis yra. Sausam siurbliavimui reikia skirti daugiausiai laiko, sakyčiau. Tai yra vos ne trečdalis darbo. Man kelienų netgi va, 2 durys automobilis paklubdo tave ant kelienų, kad galą pasiektum. Randat patogią poziciją ir tik tuomet galit gerai kokybiškai atlikti darbą. Ten, kai bandai pusėtinai sėdėti, tai ir pusėtinas darbas būna. Tai šios lubos turi gan stiprią tekstilę, kurių nebijoju užsiurbti ir su suktuku prakedenti. Tada nukritusias dulkes nuo lubų vėl prasisirbiu nuo sėdinių. Sudedam kai kurios daiktus, paėmam, pajudinam, prasirbėm. Ir čia tų aliejukų ir tepaliuko yra ant tų begelių, kurie labai daug pririnkia purvo, plaukų, dulkių, negražiai, neišvaizdžiai atrodo. Vėliau parodysiu, kaip aš jas valau, bet dabar va matot su dantų šepetėliu ten įkišu. Bet tada jau dantų šepetėlio panaudoti negalima, jisai tampa tepalotas. Bet maždaug patį principą sauso valymo supratote, ne? Su teptuku sujudinat purvą, su siurbliu susirbėt.
Kilimėliai, kėdenami su suktuku irgi patogiai, 2 rankos atlieka darbą. Tai va, galima ir taip vieną kryptim šukuojant visus nešvarumus išvaryti iš kilimėlio. Įplaunamą siurblį aš naudoju tik vandenį, kartais šiltą vandenį. Geriausia būtų šiltą vandenį. Įsisiurbė mašiną per 40 minučių. Dabar eisim plautis kilimėlius. Galima būtų bandyti demonstruoti jum ir tokį paprastą prasivalymą, bet noriu gerai išplauti šios. Nes matos, kad dulkių yra. Tai plausiu vis tiek su siurbliuku, nenoriu aš čia kaltūrit, bet noriu išbandyti naują produktą. Šveitimo kempinė skirta salonui, kilimams, būtent tekstiliai. Va. Toks produkčiukas, įkišat ranką, va, tarp 2 pirštų. Taip va įsikiša. Ir čia va tokia medžiagytė įdomi, kuri turėtų labai gerai putuoti. Na, o kilimui naudosim kitą produktą. Ir vaikščiai, labai gerai, kad mano automobilis iš abiejų pusių darinėjasi. Retai būna toks modelis, bet būna, matot. Taip, čia irgi va tas tokia ta pat kempinė, skirta labiau gal paneliai, plastikoj, o čia jau didesnė apimtis. Iš tikrųjų galėtų čia nebūtų, gal gerai, tvirčiau laikosi iš tikrųjų. Nu, žiūrim. Kur tas mano Magic Carpet? Va, turi Magic Carpet. Užsimetam. Prisipurkščiu ir pirštinę. Tikrai gerai purena. Plačiai galima dirbti, tas gerai. Nereikia su siauru šaipetėlį ten vargti. Paimat vasiulę. Nu va, einam nusiskalausim tą purvą, kurį pririnko kempinė. Va, gražiai nubėga. Paprastai. Ir vėl grįšim prie kilimo. Žinot, noriu išbandyti su minimaliais įrankiais, ne? Va, turim tiesiog va tokią kempinę. Šampuniuką. Ir kilimas tikrai neperfekcionuokim, nebūkim tokie jau čia perfekcionistai. Užsimetam va, kempinė kaip tik va padrekinta su vandeniu, iš visais liodze bus. Chemiją pasidedam tvarkingai, nemeskim taip, žinai, kad nepažeistumėm nieką. Tvarkingai pasidedam, kad nebėgtų niekas. Čia man bus reikalinga kairė ranka. Mes va matom, kad toks priėjimas geresnis. Ir paprasčiausiai šmuilinam. Opa, randam patogią poziciją savo. O, dar tas fainys ta kempinė, kad iš karto galima prasibraukti per įvairiausius paviršius. Na ir turim kitą pusę, su kuria irgi galima va, iš karto surinkti purvą ir drėgmę. Šitoj pusėje irgi šluostė mikroploštas. Būk, va, per metaliuką, per plasmasiuką, per pedaliuką, per slenkščiuką iš karto.
Čia ant tokio greičio gali dirbti su šitą kempinę. Cheminius valymus, kas atlieka, tai wow, čia sakyčiau, puikus daiktas. Na, iš karto per slengstį, jeigu norim greičio. Čia va tos vietos, kur būna labiausiai nuspardytos. Čia grinai toks savo automobilį prasivalyti, rodau, kaip galima. Opa. Prie odos tai geriau nelyskim su šitą priemonę. Viskas turi savo paskirtį. Bažnyčiai, sakau, bagažiniai va, prisilėję, matau kažkokių nesąmonių. Aišku, geriausia būtų va taip užsimestos priemonės biškį leisti. Jei pabūt, nepulti iš karto valyti. Nu. Let's go, nėra laiko. Nuvalau dulkes nuo metalo. Nes va čia irgi dulkių yra. Va taip. Nu tikrai neblogas produktas iš Evokaro. Švietimo kempinė. Jinai puikiai tinka headline'ams. Atsimenu, daug klausimų visą laiką būna. Kaip valyt lubas, kaip valyt lubas. Va su tokia kempinė lubom tobula. Patrinat, nes tie šereliai, suprantat, jie mechaniškai nestipriai trina paraloną, nesmauko tekstilės ir paralono tarpusavyje, o paliečia tiesiog šereliais pačią tekstilę raštą. Nesmauko mechaniškai stipriai. O tada su kita pusė prispaudžiat ir sugeria drėgmę. Tak, viskas. Ši priemonė geriausia būtų luboms, bet puikiai tinka ir kilimams. Paliksiu visas nuorodas apačioj, kur galite įsigyti. Su nuolaidos kodu mobilios rankos. Einu, nusiskalausiu iš karto, kol neuždžiūvo, tada lengviau nusiplauna purvas. Žinot ką, norėčiau šitą prasiplauti prie to pačią. Kad jau siurblį pasijungiau. Ant stiklo geriau metam, nes lakas jautrus. Visos tos dulkės įbrieš man laką. Man patinka biseliukas. Lemba, mažylis. Pažiūrėkit, viskas apgalvota. Kabelis, bam. Šlanga, bam. Viskas gerai skaičiuota. Viskas, einam šluostytis dabar plastikus. Vėlgi, puikus produktas iš Evokaro. Šveitimo kempinėlė. Tikrųjų, kurią aš rekomenduočiau skalauti vandenyje. Tam mums reikia bliudelio kažkokio. Vandenukas visą laiką atlieka gerą vaidmenį. Skalavime, valyme. Kažkaip detaileriai įpratę yra naudoti vien chemiją ir chemiją skalauti su chemija. Bet vanduo atlieka tikriausiai svarbiausią vaidmenį. Tai va, vandenukas, melaminę kempinėlę naudosim plastikui. Šitas irgi bus plastikui. Tik dabar nenoriu čia jo šlapinti, labiau skalavimui čia. Skuduriukas, teptukas, sunkiai prieinamoms tarpams, priemonė, atjungiam ozonatorių. Pravedinam, nekvepuojam. Vėliau pakartosim ozonavimą. Kai nėra garažą, matot, tenka vargti šiek tiek. Niek. Tai va, tie visi šereliai, mikro šereliai patenka į tas
plastiko raštą, ne, tą faktūrą, tekstūrą. Okei. Gerai, viskas tvarko. Nu, pasižiūrim, kaip čia su ta oda sureaguos iš karto purvo. Matot, kiek ant tos vietos, kur alkūnė remiasi? Purvo kiek. Kas žveng, kam tie teptukai, sako, čia išmislas. Nu kaip išmislas, pasižiūrėk, kaip kitaip ten prieisi. Man patiktų turėti va tokį teptuką, trumpesnių plaukų, realiai aš esu nusikirpęs kažkada. Tada geresnis valymo efektas. Naują nusiperki, nusikirpi. Ir turi tokį statų šerelį. Visi mėgstačius. Na ne, šereliai matot įlenda. Nu ir va taip ir žaidžiat va su tais. Odai šepetukų geriau čia valyt būtų. Odai skirtų šepetėlių. Bet nėra jinai tokia čia užsiteršus ta plasmasė. Gal anoj pusėj bus geresnis pavyzdys. Man atrodo, čia tik tai skilimui, žinokit. Nu. Čia taip abiškių užsimetam. Matot, ilgi šerelį pasiekė neblogai. Man be kompresoriaus labai keista dirbti, prisipažinsiu. Nes su kompresoriu aš tas vietas ir išvalau, o taip sušlapinu. Surenku, tada kas nesusirinko išpučiu tiesiog ten kiaurai ir viskas. Ir čia taip biški durnai, nes vienas grotelės taip stovi, kitos taip. Nei su mentele galiu išvalyti, pasiekti anų, nei ką. Tai va, čia jau kompresorius tikrai labai būtų reikalingas. Bet reikia žiūrėti, va, žiūrit, nėra purvo, tai nėra, nu, viskas tvarko. Jeigu ten būtų labai to purvo, tai sakyčiau, jau reiktų čia kažką pamedituoti. Čia va pasižiūrim būtinai. Kuku. Labą dieną. Okei. Gerai, kad savęs nefilmuoju, nes atrodau kaip šudelis. Kas gerai jos ta kempinėlė, kad jinai draugiška. Ir kitiems paviršiams. Viskas čia balta. Kėbulas baltas, bet sėdiniai pilkai rauta tokia. Kažkai netėmų. Būtų balta, čia balta, būtų fainai, gražiai. Čia biški kažkas man nedėra. USB ir auksas, matot, čia nepurškiam. Stengiamės čia va šereliai suėmė tuos tarpus išsivalyti. Čia jau reiks krapštyti su kažkuo geriau. Kažkokios kavos pribėgia, kuo ten. Atidžiau reikia pravaryti. O čia dantų šepetėlis padėtų. Negaliu labai čia dregnai. O, bišį geriau. Negaliu čia labai svaigt su drėgme. Oba, kompresorius geriausias, burna. Nu va. Cakt. Matot, tų tarpelių tokių dėl grožio gal ir gražu, bet labai nepraktiška. Turim juos išsikrapštyti šerelių pagalba. Nepaliekam pertekliaus, iš karto švelniai nuvalom. Aišku, jeigu būtų gerai, gal ir šluostę naują pasimti. Taip, einu, nusiskalausiu jau teptuką, nes palieka jau purvą. Jeigu palikinėja jums purvą, tai be reikalo dirbat. Dvigubas darbas, tai va, nusiskalaujat. Pam ir kempinėlę. Pasiskalaujam. Gerai nusisausinam.
Tęsiam darbus. Nu ką, čia pravalėm. Šiaip dabar klausimas būtų, ką daryti su tuo tepalu čia, kuris yra prigėręs visokiausių dulkių, atrodo negražiai, bet reikia nepamiršti, kad šis tepalas atlieka funkciją. Jeigu jūs išvalysite tą tepalą, turit uždėti naują. Tai čia jau kaip klientas, žinai, aš labiau būčiau, kad atliktų funkciją, kad tepalas čia turi būti. Nesvarbu, kai jis biški dulkiam apsinešioja, žinai. Nu neturiu aš dabar čia to tepalo specialaus, čia toks bakso pagrindų gryzas. Čia bet kokią tepalą ir nepripilsi. Aišku, nelabai patraukliai atrodo, norėtųsi išvalyti. Galit va čia pavalyti va iki čia kažkur, žinai, va toj matomoj vietoj labiausiai. Čia va, pavyzdžiui, tikrai tepalo nereikia. Šitoj vietoj tepalo tikrai nereikia. Čia išsivalom. Čia va ta matoma vieta. Šiaip tos vietos labai rūdyti greit pradeda, per daug čia drėgnai nevarykit niekada, neplaukit be reikalą, sausuoju būdu, vat išvalykit tą tepaliuką, bet tik iki čia, nes dažniausiai sėdynė niekada nebūna prie pat galo privaryta. Tai turbūt toks aukso viduriukas ir gražu, ir naudinga. Nu viską, šitą pusę padariau, dabar reikia pasižiūrėti. O čia va, irgi prie to pačio, mato, kažkokių apsitaškimų yra. Aišku, kuma iš karto va juoduoja. Čia va matot irgi pilna dulkių, kaip aš darau, o taip va. Kelieną įkišu, šiaip nemėgstu su mažiukais modeliukais dirbant, va, tenka jogą atlikinėti automobilyje. Kas prisitaškia ant odos, geriau nuvalykit, nepalikit. Čia žiūrim, kas čia po tą sėdynę daros. Kokių čia siurprizų yra. Kad čia daug nėra, kapeikų nėra, tai nieko gero. Tai aišku, čia va šlapiuoju būdu prasivalyti galim. Sustingusio purvo matot yra, kuris neįsisiurptų, nes jis kažkoks sustingęs. Tai va, prasivalom. Vieną pusę, kitą pusę, kopa. Tada, žiūrėkit, va, koks baisoklis. Įmam skuduriuką, kurį damušam ir eisim imti kitą skuduriuką, nes jau jam gana. Čia va kažkas lipo su koja. Na, matas iš karto, kad buvo didelis remontas, o šitam automobiliui galbūt daromas, kokį stogą gal keitė. Įtariu jo, čia yra persiutas stogas, kurį montavo. Ir teko lipti purvinais batais ant šio kėbulo. Čia gal ta irgi snarglį pasišalinama, ne? Traškučiai. Nu, tą batą žymę pavyks. Eina. Ui, tai va dabar reikia perkišti diržus. Taip pat kaip buvo. Taip, su vieną rankikiu laikau. Reikia pagauti. Op. Čia tos. Op. Sukt. Sukt. Turim. Op, op.
paprasta čia viskas. Na ir tarkim, jūs ten dirbot, jau matot, kad šluostė į pabaigą, jau tokia yra drėgna ir jau purvina. Pagalvokit, kur ją dar gali damušti, ne? Jeigu jinai jau į tą pabaigą. Būna tokių vat vėl, ne? Čia, ne? Irgi tokia situacija, kad baisiai atrodo. Įkišat teptuką, kur reikia. Ir aišku, nesibaiminkit, pabaigoje dar reikia atlikti paskui galutinį siurbliavimą, nes mums bevalant tas plasmasės, čia viską vėl prikrenta visokių nesąmonių. Čia yra taisyklė, kad pabaigoje vėl reikia prasisiurbti. Nu ir vis tiek, aš negaliu be tos lentelės dirbti. Galvojau, pademonstruosiu, kad galit čia teptukų dirbti. Aš nemoku, žinau, kad reikia man vis tiek savo mylimiausias lentelės. Va, simeti šluostę. Zukt. Viskas, žiūrėkit, čia irgi. Neturit kompresorę, va, gali taip, va. Gumas, tas visas įsivalyt. Patys pagalvokit, nu. Čia tokia jau mano inovacija. Čia aš jau toks, galiu pasakyti, pradininkas šitokio įrankio. Gal jums padaryti kokį nors iš medžio išdrošti? Ne, prisitaikykit. Aš prisitaikiau, jūs irgi galite. Čia yra mano pritaikyts įrankis. Čia jisai buvo visai kitos paskirties, angalis buvo kažkoks ar kempinėlę indam plauti iš tikrųjų buvo. Tai tą kempinėlę nusijėmiau ir va, turi gerą mentelę. Tai va, per daug čia nereiktų, aišku, tepalą valyti, kaip minėjau. Bet čia jau žiauriai jo per daug. Nu va, žiūrėkit, kokie baisokliai. Einam, prasiskalaujam. Nu va, pasižiūrėkit. Nuo vieno vairo. Dar va štai gražiai. Su mikrošluostė dar surenka tą purvą irgi, supranta. Nes tarpelėje pilna putų. Ne, jeigu detalizuotai esate, turit garažą, nusipirkit jo, pana kompresorių, be jo aš nesuprantu, kaip reiktų dirbti. Va, mano mentelė lenda, bet su skudurėliu nelenda. Žmogus kompresorius. Tai va, skydelį atsidengėt, nieko neprisitaškėt be reikalo, darbo ar papildomai neprisidarėt. Ir va, iš ten išsivalom irgi. Pasukat vairą irgi, ne, nes pasukai vairą, ten dulkės atsimato, pasižiūrėk. Čia. Zak. Ir pasimato dulkių. Tai tas dulkės irgi, va čia va, už mygtuko irgi. Taip, su šepetėliu įsivalom. Kaip dažytojai. Ir einam prie odos. Gerai putoja. Kas čia? Kas čia per liuliai? Kas gumus? Čia beguės. O, čia jau kažkoks negerai. Liulys užždė. Eik tu savo. Kaip guma, žinot, būtų. Jo, žiūrėkit, gumos. Čia man padėtų, žinot kas, priemonė lipdukam šalinti. Turit irgi turėti visokių priemonių. Vienu tokių turiu lipdukam šalinti.
ką aš darau, vos ant kampuko, kad visos šluostės nesugadint. Vos susimetu. Ir žiūrit, kaip reaguoja. Ar nevalo odos, negadina. Nu va, guma eina. Nejuodoja, matot, viskas gerai. Tada iš karto odai skirtą priemonę nuvalom tą priemonę. Aha, reikia daugiau biškio. Jo, čia jau ekstremalu su lipdukam priemonę valyti. Man labai patinka Car Pro Tarks produktas, skirtas lipdukams ir dervom šalinti. Jis labai draugiškas yra salono darbams ir labai gerai kvepia, bet užtat išvaliau. O kiti, sprantat, valytojai pavaro su tą priemonę? Nein. Varo toliau, žinai, negaišt laiką, nei nesuka savo galvos. Kampus būtinai, kampai labiausiai matos. Tiek sėdint, tiek atidarus durelės. Bet mes užmirštam, jas. Šeisė. Nu jau laikas vis tiek buvo skalauti. Nežinau, einam palyginsim odai skirtą šepetėlį su ta kempinėlė, kurią naudoju. Paimsiu naują, kad pamatytumėm skirtumą, kokia baisiai yra sėdynė. Ne, va. Tai va, toks sečiukas. Nu kaip čia padarom dabar? Neturiu lipnios juostos, aš jau užsiklijuočiau, kad pamatytumėm skirtumą. Dabar žiūrėkit, užsimetu ant švarios kempinės, matot, švari kempinė. Valysiu pusę sėdynės, ne? O, jau baisi. Nu, pusę sėdynės pasižiūrėkit, išvaliau, kempinė tikrai purvina. Nusivalom dabar purvą, kuris liko ant sėdynės. Tas valymas turėtų būti toks labiau surinkimas, nes čia tikrai dar irgi tos purvos susirinku. Dabar pasižiūrim, ar čia yra kažkoks skirtumas. Nežymus, o kol kas priemonė dar drėgna. Nežymus skirtums, ką žinau, matos, kad čia va valyta, čia blizga, čia matinis paviršius matosi, čia va labiau blizga, čia matinis paviršius matosi. Jo, nu, geriau, pasižiūrim klasikinį odai skirtą šepetėlį. Giliau išvalo siūles, nes šereliai pakliūna. Nu va, susirenkam. Va, pasakysim rezultatą. Nu, mano akimis labai panašus rezultatas, bet lengviau dirbti buvo su kempinė. Ir jo, man su kempinė lengviau buvo dirbti, o rezultatas tas pats. Kažkokio esminio skirtumo nėra. Tai va, draugai, pagal viską oda turi būti matinė, o ne blizgi. Bet kalbant apie melamino kempinėlę, sakyčiau, galite naudoti ant sintetinės netikros odos, kur būna ta netikra oda tokia, žinot. Ir jinai irgi būna labai blizgi, gali drąsiai su ta melaminkė 4-5 kartus max per tą pačią vietą prasieit, nieko daug nenutiks, bet kai kalbam apie tikrą oda turi šiek tiek tokių natūralių savyje aliejaus. Nu, jinai biški turi tokio impregnavimo, tokio natūralaus. Ir mes biški darom klaidą, kai visiškai pašalinam tą odos aliejų, tada oda labai išsausėja, skilinėja, džiūna. Tai nereikia visiškai ten juos išvalyti, turiu galvoj, padaryti matinę, drožti su melaminkė, kad būtų iš vis matinė. Šiek tiek, kad biški blizga, jinai nieko tokio.
Bet vat kažkur, jeigu kažką praleidot, geriau grįžkit, geriau šepetėlių daugiau. O šepetėlių galit bele kiek pakartojimų per tą pačią vietą varyti. O su melaminkė tai tik tais 3-5 kartus maks per tą vietą, bet tikros odos su melamino kempinėlę mes nevalom, nes pažeisti lengva. Tai va, turim odą ir iš galo. Nu gerai, imu savo kempiniuką, nes man su juo smagiau, žinokit. Tik tiek, kad baisus. Bet vat matot, kai turit baltą kempinę, jūs matot purvą. Kai mes valom su šito, čia taip pat yra purvo, bet mes jo nematom, varom toliau, bet jau mums rezultatai nebe tokie faini, kaip turėtų būti. Tai jau pagal viską reikėtų čia skalauti. Šitą kempinėlę. Dar aš čia pavalysiu. Bet va, su tokiu šepetėliu puikiai išsivalo tarpai. Va, jie visi. Gumos tarpai. Čia va. Puikiai va, su tokiu šepetėliu valyt groteles. Žodžiu, buvo paprašyta kliento ir oro filtrą pasižiūrėti. Tai aš žiūriu tą oro filtrą, jisai, nu, baisus, bet nėra per daug baisus. Reiktų čia su kompresoriu tą harmoniką prasipūst. Reiktų, aišku, nupirkti kitą. Nėra kur. Man dabar čia jį nupirkti. Paplūdimy gyvenu. Ką aš galiu padaryti, nes čia dėl kvapo pagrindė tą filtrą noriu keisti. Nu, yra šieks toks kvaps, bet nėra labai baisiai, žinai. Tai ką aš padarysiu, aš paimsiu, išpurkšiu šitą filtrą su kvapų eliminatorium. Kvepia gerai. Vos nepamiršau. Reikia išsivalyti čia būtinai. Čia matot vabalų kiek ant šepetėlio. Automobilio detalizavimas į pabaigą, bet yra šiek tiek tas pašalinis kvapas, kurį šalinsiu su tokia kvapų neutralizatorium. Priemonė skirta neutralizuoti įsisenėjusius kvapus, o kilimėlius, kadangi ploviau, gal nebūtina. Nu, biški irgi toks yra kvapelis. Bet dar ieškoti adatos automobilio kilime neteko. Oba. Ką jinai čia veikia? O, kaip tik man čia reikia pakrapštyti. Gal čia koks detaileris prieš tai ir pametė. Čia į tarpą įkrito akmenuko. Jau viskas į pabaigą, bet erzina, kai vis kažkas išlenda. Iššukuojam, va. Tas kabelis šiandien galioja irgi nesąmonė. Opa. Nu, visiška joga aplink automobilį.
Detailingas yra, reikia užsiiminėti fiziniu aktyvumu, lankstytis, tampytis, nes kitaip sugriūsit čia prie tų mašinų. Tai ačiū visiems, kurie žiūrėjote, prašau paspauskite laiką ir subscribinkite kanalą, jeigu norite sužinoti daugiau, nes esu paruošęs jums ne tik apie automobilius, bet šiek tiek ir apie gyvenimo būdą ant ratų ir kaip išeiti ant savęs ir mobiliai pradėti gyventi ir mėgautis. Tai ačiū visiems, kurie žiūrėjote, iki kitų kartų, iki.